Sveiki. O jei rimtai, čia dabar visi labai džiaugiasi, spauda su mūsų vyriausybė ir su mūsų krašto apsaugos ministerija ir su finansų ministerija, kad Lietuva paėmė paskolą. Lietuva pasirašė sutartį dėl 6,4 milijardų eurų SAFE paskolų gynybai. Toks oficialus buvo spaudos pranešimas ir krašto apsaugos ministerija savo puslapį atskirai dar išplatino tokią informaciją. Reiškia, kad 6,4 milijardo iš SAFE pusiai nacionalinės divizijos poreikių užtikrinti. Reiškia, supras, kad šitų 6,4 milijardų visai divizijai neužteks. Ir toliau rašoma, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir Europos komisijos nariai Andrius Kubilius ir Piotras Serafinas šiandien pasirašė sutartį dėl 6,375 milijardo eurų paskolos Lietuvai pagal SAFE reglamentą. SAFE paskola pirmiausia yra investicija į Lietuvos ir visos Europos saugumą. Šis finansinis instrumentas mums leis įgyvendinti apie pusę Lietuvos nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Esame visiškai pasirengę projektų įgyvendinimui, daugiau nei 2/3 projektų sudarys jau pasirašytos. SAFE lėšų panaudojimas leidžia laiku pasiekti užsibrėžtus gynybinių pajėgumų vystymo tikslus reikalingus taikai Lietuvoje užtikrinti, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Reikšminga dalis SAFE lėšų bus skiriama oro gynybai. Pioron, RBS-70 ir NASAM sistemoms, artilerijai, 155 mm savaeigiams haubicoms Cesar, amunicijai esamoms ir naujoms sistemoms. Reiškia, pirks pabūklus, rankinius nedidelius artimo turbūt ir vidutinio nuotolio priešlėktuvinius įrengimus ir panašiai. Čia toks oficialus krašto apsaugos ministerijos toksai pranešimas. Toliau rašoma, kas tai per paskola. Čia klausimų man nėra, bet aš tiesiog cituoju, kas yra parašyta viešai žiniasklaidai. Pagal SAFE reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus. O palūkanos, va čia yra įdomiausia vieta, yra tokios pačios, kuriomis skolinasi Europos komisija. Be to, SAFE paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas, o po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Tai man klausimas dabar kiekvienam, nors truputėlį susijusiam su finansais. Kas iš to gero, kad bankams pelną atiduosi dar nepradėjęs naudoti paskolos. Pradžioje mokėsi 10 metų palūkanas ir jeigu moki palūkanas, norėtųsi žinoti visiems, kokios tos palūkanos yra. Ir niekur viešoje informacijoje net nemačiau, kad būtų parašyta, kiek procentų nuo šitos paskolos palūkanų mokės Lietuva. Reiškia, pirmus 10 metų mes turim sumokėti kažkokias palūkanas. Jos yra tokios pačios, dar neteko girdėti tokio palūkanų įvardinimų, tokios pačios, kokiomis skolinamasi ir Europa. Ir dabar apačioje dar atkreipkite dėmesį, paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normos. Jos keisis, reiškia palūkanos keisis. Pirmąją šalimi pasirašiusią paskolos sutartį pagal šitą SAFE programą penktadienį tapo Lenkija, iš viso 19 ES narių, reiškia ne visos yra pateikusios planus dėl pasinaudojimo šio mechanizmu. Šiuo metu Lietuvos gynybos biudžetas siekia 4,8 milijardo
arba 5,38% bendro vidaus produkto. Kariuomeniai jau skiriame Lietuvos biudžete 4,8 milijardo, dar 6, beveik 4,4 milijardo skolinamės ir tai sudaro virš 10 milijardų, net virš 11 milijardų eurų skirtų gynybai. Ką galima už tokius pinigus nupirkti, čia kiekvienas pabandykit tiesiog įsivaizduoti, bet labai svarbi dar yra tokia informacija vieša pateikta beje irgi, kur rašoma, kad dalis keliaus Ukrainai. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Numatomos įvairios priemonės, bendri pirkimai su Kijevu, karinės įrangos įsigijimai iš šios šalies. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikino, jog skiriama suma yra reikšminga bei didelė paskata šalies biudžetui, o saugi Lietuva reiškia saugę Europą. Tokia informacija, tai yra mes nežinom kokios tos palūkanos, slepiama, tai yra blogai, jau kažkas įtartina yra. Antras dalykas, nemaža dalis bus skirta ne mums, o mes mokėsim palūkanas. Tai vėlgi labai keista, kai valstybė skolinasi 6 milijardus ir suma sumarum gynybai jau bus skiriama su paskolom apie 11 milijardų ir tai sudaro ne 5,38% gynybai nuo BVP, o tai sudarys jau, nebijokam to žodžio, virš 10–12%. Tai yra milžiniška suma, visas Lietuvos biudžetas, tiesiog priminsiu, be paskolų 16 milijardų. Tai čia jau iš tikrųjų yra ženkli našta. Bet ką dar noriu pasakyti, tie patys žmonės, kurie pasakoja, kad šita labai gera yra paskola, labai čia puikiai viską padarė, tai yra Andrius Kubilius, reiškia, Vaitiekūnas, finansų ministras, Kaunas, jie paėmė tokią paskolą, labai džiaugiasi, visiems bus gerai. Paskolą be abejo mes imam iš bankų. Tie patys žmonės nesako detalių, kurios užguls Lietuvą milžinišką naštą. Man pavyko gauti informaciją, kad Lenkai, kurie jau paėmė šitą paskolą, mokės 3,17% palūkanų. 3,17%. Tai yra, jeigu mes gaunam už tokius pačius procentus, reiškia, jeigu tai būtų 1% nuo šitos sumos, tai reikėtų per metus mokėti maždaug 64 milijonus palūkanų. Kadangi tai yra 3% palūkanų, kaip prašoma palūkanos tokios pačios, tai gaunasi, kad mes mokėsime šitą sumą padaugintą iš 3, tai yra virš 190 milijonų, beveik 200 milijonų eurų per metus vien tik tai palūkanų. Ir kai mums sako, kad mes pirmus 10 metų mokėsim tik palūkanas, reiškia, mes per pirmus 10 metų sumokėsim bankui 2 milijardus eurų, pasiskolinę 6,4 milijardo, būsim sumokėję jau 2 milijardus per 10 metų, o paskola dar nebus negrąžinta nei per centą. Mes ir toliau būsim skolingi 6,4 milijardo. Ir dar, kaip sako, paskolą jau pasirašėm, jau pradėjo tiksėti tas laikrodukas, o mums dabar perves apie 900 milijonų. Tai yra dalį tik. Mes pinigais realiai dar negalim visais naudotis, o ir nežinom, kur juos panaudot, o skaitliukas jau sukasi. Tai jeigu dabar pradėti skaičiuoti, kad per 10 metų mes sumokam apie 2 milijardus palūkanų, beveik 2 milijardus
palūkanų, tai per 20 metų, 4 metai, per 30, 4 milijardai, per 36 milijardai, per 45 metus sumokam 9 milijardus. Pasiskolinę 6,4 milijardus. Ir tos palūkanos dar gali keistis, reiškia ta suma tikrai ne pasisuks į mažesnę pusę, reiškia ta paskola užguls milžinišką sumą mus visus. Čia vien tik tai palūkanų sumokam 9 milijardus. 10. Tai aš nežinau, ar tai naudingas sandėris, bet Lietuva ir taip jau yra pasiskolins. Ir kodėl aš minėjau būtent Kubilių? Kodėl aš minėjau būtent Kubilių? Todėl, kad būtent Kubilius labiausiai ir praskolino Lietuvą, būdamas premjeru. Čia matote grafiką mūsų paskolų tuo metu, tai yra kiek Lietuva valstybė buvo skolinga apskritai. Ir matote 8 metai, kai Kubiliaus vyriausybė atėjo į valdžią, ir nuo to prasideda milžiniškas šuolis per 4 metus nuo 16 milijardų virš 15 milijardų, matote, buvo skola, pakilo virš 45 milijardų. Tai yra trigubai padidino skolas. Ir čia štai informacija. Kubiliaus vyriausybė toliau skolinsis milijardus. Čia 11 metų informacija. Vėl aš tos straipsnius senus ištraukiu ir rodau jums, kad tiesiog prisimintume. Prasidėjus sunkmečiui, Lietuva jau nekartą skolinosi tarptautinėse rinkose. Rugpjūčio viduryje skelbta, kad šiemet jau buvo pasiskolinta 7,6 milijardai litų. Kai kuriais atvejais lėšų vyriausybė pritraukė už didesnės nei 9 procentai palūkanų. Virš 9 procentų palūkanos, kai tuo momentu Europoje buvo galima pasiskolinti už 3,5 procentų. Mes žinom tą istoriją, kai Jungtinėse Amerikos valstijose Kubiliaus vyriausybė kartu su finansų ministrė, kurie irgi dėjo parašus, tada pasiskolino 2 milijardus už 9,2 procentų. Tai yra 6 procentais, beveik 6 procentais brangiau, negu buvo galima pasiskolinti Europai. Tai 2 milijardai dolerių, mes tuo metu turėjom litą, tai yra milžiniški pinigai, dar pralošėm ir ant kurso, kol pradėjom naudoti šitą paskolą. Tai 1 procentas nuo 2 milijardų yra 20 milijonų. Tai 6 procentai yra 120 milijonų, sakykim taip, permokėta. Čia tik palūkanų. Ir tai yra žala valstybei. Toliau aš jums rodau tų metų straipsnius. Vyriausybė iš Lietuvos banko skolinsis 1 milijardą litų už 12 procentų palūkanų. Ir čia vėlgi ta pati Kubiliaus vyriausybė Lietuvoje veikiantiem bankam, ne Lietuvos bankam, bet iš švedų bankų pasiskolino už 12 procentų. Tai yra drakoniškos palūkanos ir čia galima sakyti, kad Kubiliaus vyriausybė padarė viską tuo metu, kad Lietuva sukrystų į skolas. Ir čia štai vėl straipsnis tų pačių metų. Čia jau 19 metų Kubiliaus vyriausybė įėjo į Lietuvos istoriją kaip sugebėjusi sukaupti didžiausią skolą valstybei. Per 4 viešpatavimo metus jis skolą padidino nuo 15 iki maždaug 43 milijardų litų. Eurais tai būtų nuo 4,3 milijardų iki 12,3 milijardų. Ja pakeitusi Algirdo Butkevičiaus vyriausybė irgi nemiegojo, tačiau nuo pirmtakės gerokai atsiliko. Taigi tos skolos prie to paties žmogaus tiesiog kaip šešėlis eina. Ir čia vėlgi straipsnis tų pačių metų. 10 metais Kubilius vadovavo vyriausybei. Lietuva tarptautinėse rinkose pasiskolino 2 milijardus dolerių. Ir tie 2 milijardai dolerių, kaip matote, buvo pasiskolinti už 7,625 procentų metiniam palūkanom, kai buvo galima skolintis už 3,5 procento. Kodėl niekas dar neiškėlė bylos už tokį, mano galva, sąmoningą veiksmą?
praskolinti Lietuvą, tai aš šito nesuprantu. Beje, tas pats Kubilius jau praėjus, keliem metam. Tie keli metai, tai sakysim, po savo valdymo praėjus 6 metam, nustemba pats, kaip matote, Kubilius, Lietuvos skolos dydis kelia nerimą. Jisai pats padidino skolą 3 valstybės milijardais ir pats stebisi, kad šalies skolos dydis jam kelia nerimą. Žmogus praskolinęs Lietuvą stebisi ir čia man iš tikrųjų glumina, kaip žmonės tiesiog užmiršta dalykus, kurie guli štai po nosim akivaizdžiai. Aš dar tiesiog priminsiu, kad Lietuva be gailesčio siunčia pinigus į Ukrainą, skirs daugiau negu 10 milijonų eurų pagrobtiems vaikams, 10 milijonų eurų. Vėlgi kitas straipsnis. Lietuva skirs 650 tūkstančių eurų Ukrainos vaikų apsaugos stiprinimo projektui. Toliau kitas straipsnis. Ukraina ketina eksportuoti ginkluotės perteklių. Reiškia, Ukraina turi ginkluotės perteklių ir tą perteklių, kaip buvo rašyta kamera skiriama paskola, pirks matyt iš tos pačios Ukrainos. Mes duosim jai pinigus, kad jinai gamintų ginklus, o po to tos pačius ginklus patys nusipirksim. Ir šita vieta, kai žmogus jau prieš tai praskolinęs valstybę, vėl įbruka valstybei skolą milžinišką, neva tai su lengvatiniam sąlygom, pradžioje išmokant pelną bankui, o paskiau tik pradedant gražinti skolą, tai mano galva čia žingsnis link valstybės bankroto. Ir prieš tai jie padarė milžinišką darbą, padarė žalą 100 milijoninę tiek savo veiksmais. Čia ta pati, sakysim, kompanija Šimonytė, Kubilius, Gabrielius Landsbergis, pabloginę santykius su Kinija, su Baltarusija, 100 milijonų eurų nuostoliai ir apsunkinimas apskritai ekonomikos veikimo. Ir prezidentas sako, kad iki dugno, tiesiog jisai atiduos visus pinigus iki dugno. Reiškia, 11 milijardų eurų gynybai jisai iki dugno atiduos kažkam tai. O skolas turėsim mokėti mes visi. Lietuva atidavė praktiškai viską, ką galėjo atiduoti. Tikrai nieko nelaikome, viską atiduodame ir visi esame tos pačios nuomonės, ar konservatoriai, ar socialdemokratai, ar prezidentas, ar premjeras, kad reikia Ukrainai atiduoti tiek, kiek, kaip sakoma, iki dugno. Čia sunku komentuoti prezidento tokį pasisakymą, aš nežinau, ar jisai čia norėdamas pasirodyti kietų vyrukų ar dar kažko, tai iš tikrųjų nesuvokiu. Bet aš dar kartą pakartosiu, Lietuva pasirašė šitą sutartį 6,3, matote, šitokį grafiką žmonės padarė, tokį vizualizaciją, 6,375 milijardo, paskolos laikotarpis 45 metai, iš ankstinis finansavimas tik tai 956 milijonai. Tai paskola, milžiniška paskola ir mes visi liekam skolingi, o jie su šypsena sako, kad čia viskas gerai. Ir aš jau, matėt, tik prezidentas pasakė, mes viską atiduosim iki dugno, o pats prezidentas ir premjerė jau yra susidėję savo išvykimo krepšelį, tą kuprinę, ir esant problemų, jie išvyks. Ir čia aš jau daugiau nenoriu komentuoti, visi jūs esat pakankamai nuovokus, pakankamai turite proto, kad įvertintumėt, kas čia vyksta. Tas pats žmogus, net nebūdamas valdžioj, stumia valstybę vis gilyn į skolas, trukdo valstybei normaliai vystintis, su kompanija, griaudamas bet kokius bendradarbiavimo santykius ir ekonomikos išgyvenimo bet kokius veiksmus, griaudamas
ir realiai varo valstybę į bankrotą. Be komentaro. Bet visa informacija, kuri jau buvo viešai žinoma, aš tiesiog šiandien primenu ir parodau tai, kad jie slepia. Jie slėpė, kiek procentų mes mokėsim. Tiesiog Lenkų pavyzdys rodo, kiek maždaug mokėsim ir palūkanos keisis. Tiek, o jei rimtai.